15 minučių skelbia pradžią pokalbio su Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentu Vladu Brastu, kuris ilgus metus, nuo 2003 iki 2011 buvo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir perdavė šią estafetę Arvydui Saboniui. Kaip žinia, situacija aiškiai visiems kaip diena, praėjusį trečiadienį atsistatydino visa vadovybė ir mes norime pabendrauti su garbės prezidentu ir aptarti esamą situaciją. Taigi, gerbiamas Vladai, gal iš karto pradėkime nuo sunkių klausimų, po to gal praeisime prie lengvesnių, kurios uždavinėjo žmonės. Ką Jūs galvojate apie šį asmenybių karą? Pradžioje buvo savotiškos įsigalvotos priežastys atsistatydimo apie tą siaubūnę žiniasklaidą, po to pasispjaudimai, neva žmonės yra kenkėjai federacijų ir taip toliau, galų gale išaiškėjo tos vidinės problemos, aiškios mintis apie Jono Kazlausko, Mindaugo Balčiūno ir Pauliaus Motiejūno konfrontaciją. Ar neatrodo, kad savotiškai, čia jau gerbiamųjų mūsų skaitytojų, ta prasme, retorika, kad Vladimiro Romanovo Žalgiryje pasėta kvailystės ir įtarumo bacila sugebėjo tapti maru visam šalies krepšiniu. Taigi, ar galima teigti, kad šioje istorijoje klasiko Romanovo žodžiais yra iškrypėlių ir kas tada tie iškrypėliai? Pirmiausia, nereikėtų gal sureikšminti Romanovo. Jis jau yra mūsų užmirštas ir apie jį niekas negalvoja ir to labiau, kad jis krepšinio federacijai neturėdavo jokios įtakos. Jis grinai rėmė Žalgirio klubą. Ir jeigu kokie santykiai vyko, tai vyko tame klube su jo darbuotojais, su jo žmonėmis, o krepšinio federacija visai buvo nuošaly nuo jo. O tai, kas čia vyksta, tai mano manymu, tai yra, skaitau, asmenybių, gal kažkokių tai nuoskaudų, įžeidimų tariamai toks konfliktas gal, nes jis neturi jokio pagrindo. Pirmiausia, grįžkim prie mūsų čempionato Europos. Jis pasibaigė labai gerai. Tai yra aukštas rezultatas, vicečempionai. Toliau. Vyrtreneris, nes nuo to prasidėjo. Vyrtreneris pareiškia, kad jis dirbs toliau, jeigu nebus Balčiūno. Tvarkoja. Tada turėtų reikalas būti pagal įstatymus. Reiškia, koks yra valdymas federacijai? Valdymas federacijoje yra neprezidentinis, bet valdo faktinai vykdomasis komitetas. Valdymas yra kolegialus, jame sprendžiami visi klausimai. Kazlauskas turėtų vykdomajam komitetui pateikti, sakysim, kokį tai pažymėjimą lapą ir išvardinti. Pretenzijas. Balčiūnas tą darė ir man jis sukliūdė gauti Europos čempionų aukso medalius. Šito nėra? Mes nežinom gal. Taip, ir dabar, kad ten pareiškia kažkur spaudoje arba paskambina iš oro uosto Frankfurtas ant Maino, kad aš atsistatydinu, tai ir taip pat nesolidu yra. Nes yra padarytas kontraktas jo iki 16 metų, ant 4 metų. Ir ten turėtų nurodyti, dėl ko atstatydina ir ką apkaltinti. Tuo tarpu Balčiūnas visai nedalyvavo tam pasirašymais, tik tvarkė draudimo reikalus. Buvo paskirtas administratorius, kuris aprūpindavo viską. Ir jis ėjo labai gerai savo pareigas. Toliau Sabonio atstatydimas man yra nesuprantamas. Jis, skaitau, pareiškia, kad intrigos, taip toliau, bet neįvardėm mes tų intrigų. Kokios tai intrigos? Kas čia kas sakė, kažkas čia padarė. Nėra rimto pagrindo. Matėt turbūt laidą, kur vyko televizijoje. Jūs supratot ten, kas iš tikrųjų ten buvo. Aš tai nesupratau. O iš esmės, negali būti taip, kad vis dėlto visiems suprasti, kad tai yra 3 žmonių konfliktas. Tai yra Pauliaus Motiejūno ir Jono Kazlausko priešprieša prieš
prieš Mindaugą Balčiūną. Sakykite, šitą reikalą galima sutvarkyti teisiškai, o ne skalambyti visus Lietuvos, per televiziją, per laikraščius ir taip toliau. Kodėl reikia save sureikšminti labai? Kad jeigu nebus taip, jūs įsivaizduojate, kad taip daleiskim Ispanijoje treneris sakytų, aš netreniruosiu ilgiau, tegu atsistatydina Ispanijos koks tai sekretorius. Arba daleiskim Blatas, kuris treniravo Rusijos rinktinę, jis pareikštų, aš nedirbsiu, tegu atsistatydina sekretorius. Per 90 metų pirmas toks atvejis. Nesuprantamas čia yra. Mums tikriem krepšinio mylėti, mums nesuprantamas toks dalykas. Tik šitągi galima išsiaiškinti. Posėdį susėdam ir pradedam kalbėtis. Ir išsiaiškinam. Ar reikia būtinai paskleisti čia gandat visos Europos? Žmonės nesupranta šito dalyko. Čia skaitau yra nesolidu labai. Ir tai skaitau, kad yra savo ambicijų išaukštinimas ir statoma aukščiau už valstybinius reikalus. Kiek yra tokių dalykų, kada žmonės aukoja savo ambicijas dėl to, kad būtų bendras reikalas, kad būtų gerai ir taip toliau. Šitą vietą aš nematau. Šitą vietą, kad tai yra sutrypiama Lietuvos krepšinio federacijos savotiškas orumas ir garbė. Taip negalima elgtis. Aš šito dalyko nepateisiu. Šiuo atveju jūs norite pasakyti, kad reikėtų kalbėti apie vieno žmogaus, rinktinės trenerio ambicijas, bet o kur tos ambicijos, kuo jos pasireiškia? Ambicijos vis tiek trenerio pasireiškia aikštėje, noru nugalėti. Teisingai. Ir dabar, jeigu aš, pavyzdžiui, sakau ant jūsų, aš išeinu, jeigu jūs būsit. Aš turiu pasakyti, dėl ko išeinu ir ką jūs man padarėt. Jeigu jūs man asmeniškai padarėt, tai nieko tas nereiškia, jeigu jūs pasakėt ant manęs ko nors. Bet jeigu tas pakenkė Lietuvos krepšiniui, juk nepakenkė. Kokioje vietoje, sakykit, buvo pakenkta Lietuvos krepšiniui ir rinktinės pasirodymui. Skaitėt spaudoj, kur Jevtokas kalba, Laurinočius kalba, kad viskas labai gerai buvo, viskas tvarkoja ir taip toliau. Į Kleizavo krepšį sako, aš galiu duoti spaudoj puikiausiai, kad viskas buvo labai gerai paruošta. Tai kaip čia dabar suprasti? Reiškia, žaidėjų ir prieštaravimas yra. Aš skaitau, kad viskas turi būti paruošta, kad rinktinė puikiai galėtų treniruotis, turėtų puikias sąlygas, viskas buvo. 12 kontrolių rungtynių, puikus apgyvendimas, čarteriniai reisai, maitinimas, ko sakykit reikia? Dėl ko reikia pykti? Ambicijos gal. Nu tai spręs. Gerai, iš karto ir kitas klausimas, gerbiamas treneri, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl susidaro įspūdis, kad Jono Kazlausko ir Raigardo Sabonio netektis atrodo visiškai nesureikšminamos Lietuvoje. O kaip reikėjo sureikšminti, man pasakykite? Na, šiuo atveju, tai prasme, aš kaip suprantu, kad žmogus norėtų, kad Lietuvos krepšinio federacija prašytų, kad pasiliktų savo postą Sabonis, kad neišeitų Kazlauskas, kad vėl viskas sugrįžtų savo vėžes. Vienu žodžiu turėtų, jūs sakėte kažkada tai, kad negalima keliaklupčiauti, jeigu žmonės išeitų. Per posėdį vykdomą komitetą, kuriam aš pats dalyvavau, buvo prašoma Sabonio. 4 nariai prašė vienas po kito, kad pasilikti, neišeiti, nereikia, taip toliau. Buvo labai griežtai atmestas reikalas. Taip. Nebuvo jokios sąlyčio taškų, kad pabandytų kažkaip įkalbėti. Kodėl, sakysime, mes žinome visą tą oficialią, kodėl viduje paaiškino prezidentas, kodėl jis išeina. Ar buvo tas pats, kad žurnalistai vėl buvo... Paaiškino, kad jam atsibodo intrigos. Ir viskas. Klausim, kokios intrigos, tai čia taip ir taip. O dėl, sakysim, Kazlausko atėjimo, jis taip pat turi pareikšti, skaitau raštu, federacijai, nurodyti, dėl ko jis nori išeiti ir panašiai. Jis tik aiškina taip, jeigu tas išeis, aš paliksiu. Palaukit, čia nesolidu yra. Nesolidu. Nes vykdomasis komitetas tvirtina jo kandidatūrą, vykdomasis komitetas jį ir turi atleisti, bet turi būti nurodomos priežastys. Turi būti viskas teisiškai, o ne pletkų lygių. Aš taip skaitau. Gerai. Kas lieka prie suskilusios gedos? Arvydas Sabonis, Jonas Kazlauskas ar iki rinkimų generaliniam sekretoriui liekantis Mindaugas Balčiūnas? Kadangi prezidentas atsistatydino, tai dabar laikinai pareigas eina
generalinis sekretorius, kuris turi dabar penktadienį sušaukė vykdomį komitetą ir vykdomasis komitetas nustato konferencijos datą. Nes viskas turi vykti laikę mėnesio. Ir bus paskelbta, kas nori kandidatuoti į prezidento pareigybės. Vyksta viskas demokratiškai. Bet šiuo atveju, kas pralaimi? Čia žmogus klausė, kas pralaimi visoje šitoje situacijoje. Arvydas Sabonis kad išeina, bet tai, jeigu jisai nenori intygos dalyvauti, jisai laiko. Jonas Kazlauskas, jisai sėdė Kinijoje. Tai vadinasi pralaimi Mindaugas Balčiūnas, kuris lieka čia ir įsireda visą tą sriubą užvirtą. Nu, panašu į tai. Panašu į tai. Juk čia yra laisvas pasirinkimas. Aš išeinu, aš nenoriu, panašiai. Tai gal geriau būtų ir... Niekas nėra, kaip tik tai buvo, pažiūrėjau, mano pasakymas, kada manęs klausė, aš nežinau su ko. Aš sakiau, kad labai Kazlauskas puikiai tinka aukšto lygio treneris, jis turi toliau dirbti, jis turi neišeiti. Jis nori šitą išgirsti ar nenori išgirsti? Nenori, reiškia. O taip. Ar neturėtų iš federacijos pasitraukti visi funkcionieriai, kurie trukdo dirbti Lietuvos krepšinio labui ir tokiems žmonėms kaip Arvydas Sabonis ir Jonas? O dabar klausimas, kas tie funkcionieriai? Na, aš įsivaizduoju, vėlgi visi žmonės, kurie yra tiesiog priimti dirbti su kontraktai, taip yra. Nu, tai yra generalinis sekretorius ir matyti reklamą. Aš nežinau, aš taip galvoju, kas čia galėtų būti. Tai vat reikia tas pats, kaip kad prašom atsistatydyti ir nenurodo priežasčių, dėl ko atsistatyti. Krepšiniai, skaitau, Lietuvos krepšiniai yra vienas iš pavyzdžių Europoje, kaip reikia tvarkytis. Kas tai yra vykdomasis komitetas? Tai yra asmenys, 18 asmenų, kurie yra deleguoti konferencijos. Tai yra žmonės iš Lietuvos krepšinio lygos. Delegavo kas? Visa krepšinio lygos valdyba. Tai yra žmonės deleguoti iš nacionalinės krepšinio lygos, žmonės deleguoti iš regioninės krepšinio lygos, deleguoti iš moksleivių krepšinio lygos, iš moterų aukščiausios lygos, iš antros lygos, iš teisėjų asociacijos, iš trenerių asociacijos. Tai kas be gali būti geriau? Tai visi krepšinio žmonės. Deleguoti tų rinktinių, tai nėra ten svetimų žmonių. Ir va šitie tvarko visą reikalą, sprendžia visus klausimus. Dabar funkcionieriai. Kokie tie funkcionieriai? Tai tada ir Sabonį gali pavadinti funkcionierių. Arba ir man reikia vadinti funkcionierių, kai aš buvau prezidentu. Kai kam nepatiko. Daug kam nepatiko. Visokių dalykų buvo. Šitas žodis funkcionieriai kažkaip, nežinau, ne vietoje yra daromas. Dar kartą kartuoju, krepšinio valdymas yra kolegialus. Visi klausimai sprendžiami vykdomajam komitete. Ir sprendžia 18 žmonių, tai aš nesuprantu, ten negali būti jokių katų, atkatų, kaip vadina, ar ko nors tokių. Ten viskas eina teisingų kelių. Ir viskas sprendžiama, balsuojama. Ir tos klausimus paruošiama ir veda posėdį prezidentas. Nežinau, kaip čia išaiškinti kitaip. Nu, paaiškinote. Kokia jūsų nuomonė, kad garsus buvęs krepšininkas Šarūnas Marčiulionis yra neprileidžiamas prie federacijos veiklos? Ar jį matytumėte Arvydo Sabonio pamaina? LKF prezidentą postą. O dabar bus rinkimai, tegu paduoda pareiškimą ir tegu eina. O tai, kad jis neprileidžiamas buvo iki to laiko? O kas čia neprileidom? Vat Sabonis, kai ėjo dabar 11 metais. Tik vieno Sabonio kandidatūrą, bet tik ko jis pats nepastatė savo kandidatūros. Sakykime, kodėl jis nepastatė 2007 metais, kai aš baigiau pirmą kadenciją ir buvo antrą kadenciją, ir tada reikia pastatyti savo kandidatūrą. Kas jie neprileidžia, kas ten stovi armijos su šautuvais ir neleidžia prieiti jam? Prašau. Konferencija susirinks visi nariai ir nubalsuos, ar nori Marčiulionis būti prezidentas, ar nenori. Iš kur dabar šitas padarytas? Neprileidžiamas, man tik keista. Toks išsireiškimas. Prašau. Bet jūs matytumėte, sakysime, jį kaip žmogų federacijos prezidentų. Sakyk, jūs asmeniškai balsuotumėte už jo kandidatūrą dabar, kai yra tokia situacija, kai
Tiesiog nežinom, kas galėtų tapti. Aš už jo kandidatūrą balsavau tais metais, kai jis ėjo į prezidentus, atsisakė FIBA. Ir kai jis ėjo į Biordą, aš ir balsavau tada už jį. Bet tada prie vieno balsą jis nepateko. Federacijos. Aš jį balsuočiau, kadangi puikiai pažįstu, jis labai yra nusipelkęs tos krepšinio. Aš skaitau, kad jis yra mūsų viso amžiaus geriausias gynėjas, geriausias krepšininkas. Jeigu įmant pagal pažįstas, aš skirčiau, kad tai yra Sabonis centras, kraštai yra Paulauskas Karnišvas ir gynėjas yra Marčiulionis. Tai vat penketas yra mūsų 20 ir 21 amžiaus. Gal paskui, aišku, pasikeis, ateis kiti. Bet tai niekas neignoruoja. Ir kažkodėl kažkas nuteikė, kad neprileidžia jo, kažkas jo nemėgsta ir taip toliau. Man tik keistas tas kalbas. Be abejo, bet kuriuo atveju tai yra vėlgi Balčiūno teismai su Marčiulioniu. Čia iš to jau neiškėlė. Visur viskas yra, visur prieš tave yra visokia opozicija, kaip dabar madoje yra opozicija. Yra vienas posakis. Tik silpni žmonės neturi priešų. Kurie nuleidžia galvą, sutinka su visom nuomonėm, o yra žmonės, kad jeigu tu pasakai priešą, tu tampi priešų. Ir jis prieš tave laiko už ant akmenį. Yra tokia rūšis žmonių. Gerai. Dabar klausimas asmeniškai jums. Kokia jūsų nuomonė apie Jono Kazlausko pasisakymą? Man labai keistai atrodo, kad Vladas Garastas taip pat laikina federacijos generalinį sekretorių Mindaugą Balčiūną. Ar nėra taip, kad Garastas taip pat iš federacijos gauna atlyginimą ir dėl to gina Balčiūną? Ar tiesa, kad Vladas Garastas dar gauna atlygį už garbės prezidento pareigas? Aš ne už garbės prezidento pareigas gaunu, aš esu garbės tarybos pirmininkas, kuri yra 11 metais yra įstatai, yra sukurta garbės taryba. Ir garbės tarybos pirmininku esu aš, nariai Paulauskas, Jovaiša, Daktaraitė pasaulio čempionė ir buvo šviesios atminties Tomkus. Jį pakeitė iš Klaipėdos Saulius Vilkas. Vat yra garbės taryba. Ir už tai man mokamas atlyginimas. Bet aš dirbu federacijoje ir tvarkau reikalus. Yra nustatyti pagal nuostatus, ką ta garbės taryba veikia. O ir dabar garbės taryba turi suvaidinti rolę ir pasiūlyti kandidatą. Ar jūs sprendėte? Ne. Nenusprendė. Tai čia kaip tas pasisakymas labai atrodo, kad Vladas Garastas visam Balčiūnas. Tai čia atveju federacija vis tiek moka pinigus, bet moka už darbą, o ne už sėdėjimą. Nu tai be abejo, kaip galima mokėti už sėdėjimą. Ir be to svarbiausia, kad daleisime visi tas Balčiūnas. Ar jūs žinot, kas yra Balčiūnas? Balčiūnas yra generalinis sekretorius, yra mokslų daktaras, yra Anglijos, kokio universiteto garbės profesorius. Taip, aišku, kas yra Balčiūnas. Jaunas vyras, gabus, pilnas idėjų ir puikiai dirbo. Ir visi užmiršo, kad 11 metais pravestas krepšinio čempionatas tai buvo papripažintas geriausiai per visų laikų istoriją. Buvo taip? Buvo. Tai kas tada dirbo? Kas tada dirbo federacija ir kas tada viską tvarkė? Visi užmiršo. Visi užmiršta tą, ką reikia užmiršti, bet visi nori prisiminti, ko nereikia. Reikia būti, skaitau, teisingiem. Svarbiausia, skaitau, tai yra teisybė, teisingumas. Kokios tavo gali būti simpatijos, antipatijos, bet tu turi būti teisus. Tai vienas pagrindinis žmogus, o neturi tik tai apie save galvoti ir daugiau jokių nukrypimų į šonus ir panašiai. Kaip sakant, neturi būti paranojiškų savybių. Čia toks įdausas. O taip paleidžia įdausas. Gerai. Ar yra vilčių susigrąžinti Arvydą Sabonį į prezidento kėdę? Nu, šitas klausimas yra netikėtas, aš šito negaliu pasakyti. Nes konferencijai bus svarstamas jo pareiškimas, jis yra parašęs pareiškimą, kai atleisti. Konferencijai bus svarstama. O galima jį neatleisti? Gali ir neatleisti. Čia jau sprendžia, kiek čia yra, 140 narių. O spręs šitą klausimą 140 narių. Ir konferencija vyks teisėtai, dalyvaus pusė narių.
Ir bus teisėta, jeigu už tai nubalsuos 2/3 esamų narių. O tai yra tokia krepšinio federacijos nuostata. Taip, bet jūs įsivaizduojate tokia... O čia yra ne pletkai, ne kokios kalbos, bet yra nuoga tiesa. Žmogus atsisako, bet jo neatleidžia. Gali neatleidžia. Nebuvo. Nebuvo taip pat. Čia dabar yra neeilinis įvykis. Tokio nėra buvę. Per 90 metų daug tų prezidentų buvo. Ir niekur nebuvo tokių kaprizų, kad aš išeisiu, tu išeik, aš nebūsiu ir toliau. Viskas vyko labai draugiškai ir sklandžiai. Ta šeimyna visą laiką buvo labai tvarkoj mūsų. Tai vat staiga įvyko. Bet šitam reikale ne iš parašuto kas nuleido tą visą skandalą, bet žmonės sukuria šitą visą skandalą. Tas žymusis pasakymas, aš svarstysiu, jeigu bus variantas, jeigu išeis Balčiūnas. Sakysime, Balčiūnas vėl mėnesį yra, jeigu jūs nesimtumėte... Tai palaukit, čia dabar vėl, tai palaukit, dabar dar toks vėl atvejis. Kaip sakant, vienam patinka Katrytė, kitam Onytė patinka, taip? O krepšinio vykdomojo komitetui, be jo vykdomo komiteto nieks Balčiūno neatleis. Turės pastatyti sąlygas, kad atleidžiam Balčiūną. Ir turi būti nurodytos sąlygos, dėl ko atleidžia. Ir tada vykdomasis komitetas balsuoja, atleisti ar neatleisti Balčiūną. Nes ir išrinkti visi ant 4 metų kadenciją, nuo 11 iki 16. Ir dar kaip tik tai šitą kadenciją buvo prailginta dar ant 1 metų. Kad reiškia pasibaigtų kartu su olimpiniais metais. Man anksčiau siūlė, bet aš nesutikau. Vat kada baigėsi mano kadencija, man ir siūlė, kad dar pratęs. Aš sakau, baigėsi ir tai bus spręsta, o paskui gal kas ateis ir Sabonis šitą patikė, kad dar reikia pratęsti metus. Ir vykdomasis sutiko ir dabar baigėsi kadencija, reiškia 16 metais. Taip, šitą kadenciją bus pat ilgiausia 5 metai prezidentui. Vėlgi grįžtu prie to labai paprasto klausimo. Tai vat reikia supažinti žmonės, kad suprastų, kas yra kas. Gerai, ką darom, jeigu tie žmonės pradės sakyti, tie žmonės, prezidentas ir rinktinės treneris, vat jeigu pasikeis, tada mes grįžime. Kaip elgtis situacija? Ultimatumas, tačiau visa tauta už tai, kad taip įvyktų. Visa tauta tai yra 140 delegatų. Tai yra visa tauta. Jūs sprendimas bus lemiamas. Be kalbų, konferencija. O visuomenės nuomonė? Tai jie ir turi perduoti visuomenės nuomonę. Jie sakau, Lietuvos krepšinio lyga 11 komandų. Iš jų išrinkti yra 3 delegatai. Nuo 11 komandų. Tai ten, nu kiek būtų žmonių? 11 daugit, sakysim, iš 12. Tai bus jau koks 120, dar kas apdauja. Tai maždaug nuo 200 žmonių 2 delegatai. Jeigu paimti tas visas lygas, tai bus nuo kokio 1000 gal. Tas 18 kandidatų. Tai užtenka. Tai ką reikia tokį dalyką šurmui pakelti, ką reikia gal padaryti balsavimą Lietuvoje? Referendumą, nu dar atsiprašau. Ar ne per daug mes nuėjom gilinį mišką jau? Vienas sakinį, kurį jūs pasakytumėte Jonui Kazlauskui dabar. Vienas sakinys. Reikia toliau dirbti. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu trenerių, kuris paima ir atsistatydina. Mano gyvenime ir buvo labai sunkių momentų. Labai sunkių momentų buvo, kada buvau numuštas, gulėjau ant žemės, bet atsikėliau, atsiklaupiau, vėl atsistojau ir toliau ėjau. Trenerio gyvenime niekada nebus visą laiką ištiestas kilimas. Man kaip sakydavo, jos ta mėšlo, jos ta medaus. Ir taip visą laiką eis. Ir treneris neturi bandyti, kai jis yra didžiavyris, bet jis yra pirmoje eilėje, turi būti žmogus. Treneris turi būti vėlės žmogus, turi suprasti kitą žmogą, turi suprasti žaidėją, turi suprasti, kas dedasi aplinkoje, kokie santykiai vyksta, kokia politinė situacija panašiai. Negali būti įlindęs į savo įgeidžių narvą ir daugiau nieko nežinoti, tik tenkit savo kaprizus. Negali tai būti. Gerai pasakyti. Gerai, tai dar toks vienas labai trumputis klausimas, kurį čia žmonės panašė, o priešėsim prie pabaigos. Jūs priekaištaudami teigiate, jog Lietuvos rinktinė gyvena geriausiose viešbučiuose, valgo, skraido ir panašiai. Nejaugi tai neprivaloma? Privaloma. Ir tas buvo padaryta.
Ir aš tą pabrėžiu, kad geriausios viešbučiai gyveno ir ko reikia pykti. Aš tą noriu pasakyti. O ne priekaištauti, kai gyvena, kad jos nusiųsti bendravutį, kaip mes gyvenom rinktinė, kai ruošiamės olimpiadai. Tai laikai praeina. Atlantos ar Sidnėjus? Prieš Barceloną. Juk mes faktinai buvom neoficialūs Europos čempionai, mes laimėjom viską. Mes nekarūnuoti esame Europos čempionai 92 metų. Tik tada vyko atrankinės visą laiką ir patekome tai. A kur mes nuėjom? Sanatorijai, Lietuvos viešbuty, valgėm kartu su ligoniais. Treniravom Stalytai prie ežerėlio, ten kur kamuolys, kai duodi prilimpa prie lentos, Sabonis sako, nu tokių krepšių pasaulyje nemačiau, kad dar lankai kokie. Dabar jeigu rinkti ten vestų, aš nežinau, kas čia būtų. Čia būtų antras spalio revoliucija. Taip kad tai buvo tada. Čia aš niekada nėra kalbėti, kad vat, kai buvom, tai buvo vanduo šlapesnis, žolė ten žalesnis. Ne, aš to ne. Taip kad čia labai gerai, kad yra viskas užtikrinai padaryti. Ir man keista, kada, reiškia, vyksta nepasitenkimas. Tai tada aš nežinau, ko reikia tada. Nu, Levis sako, trūksta tik gulbės pieno. Nu, viskas padaryta, viskas gerai. Ir viskas pasiruošimas ir taip toliau yra viskas suderinta su treneriu. Ir dėl to aš ir kalbu. Įsivaizduokim, kad dabar nieko nesikeis. Liks taip, kaip buvo, yra. Tai yra Jonas Kazlauskas atsistatydino. Jūsų manimo kaip trenerio, ką mes Lietuvoje turime, kokį dar trenerį, kuriam galėtume pasiūlyti perimti jau labai aukštai iškeltos, kartelę, rinktinę, kuri iškėlė aukštą kartelę. Ar turime tokių trenerių? Žinot, yra kalba, kad tuščios vietos niekada nebūna, taip? Taip. Nu, gali būti atviras. Aš siūlyčiau Kurtinaitį. Jeigu Kazlauskas nebebus, aš tikiu, kad jis dar sutiks. Aš tikiu. Reikia, kad jis būtų. Bet jeigu ne, tai ne, nu tai ką dabar tada? Tada aš siūlyčiau, kad Kurtinaičiui reikia. Jis tada biškį buvo įsižeidęs, kada, reiškia, atsistatydino abu su Butautu. Būtų atsistatydino Kurtinaitis ir jis tada kaip ir norėjo. Nu, bet, suprantat, abu atsistatyti. Ir skaitau, kai jis yra subrendęs dabar treneris. Tai yra mano nuomonė. Tai nereiškia, kad ir kitų tokių namai, aš nežinau, bet aš taip būčiau už jo kandidatūrą. Jeigu Marčiulionis sutiktų, pasiūlyčiau Marčiulioniui. Taip apie krepšinį daug kalba, šneka, nu, tai gal vieną kartą. Op. Ne savo laiku. Ar rinktinės treneris? Jo, taip. Ne savo laiku buvo asistentas pasaulio čempionate 1990 metais, kai Kazlauskas dirbo. Prisimenat? Kelintais? 98 metais po pasaulio. Buvo. Taip, taip. Reiškia, Dono šiek tiek ragavo jau. Dabar galbūt šiek tiek nuleisim tiesiog visas mintis jau į paprastesnius. Liko porą klausimų, tai yra vienas klausimas iš tikrųjų aktualus šiai dienai. Tai yra Rusija ir Lietuva. Tai yra situacija, jog ekonomiškai Rusija spaudžia Lietuvą ir dabar turime tai, kad du Lietuvos klubai, tai yra Vilniaus Lietuvos Rytas ir Klaipėdos Neptūnas, žaidžia BTB jungtinėje lygoje. Kokia jūsų nuomonė? Ar kai Rusija vartoja tą įtaką, kai mes esame jų dabar vėl net ir krepšinis tampa jų įtakos sferoje, ar mums reikėtų ten būti, jeigu Rusija taip elgiasi, gal mums turėti vis dėlto tokį skiriamąjį ženklą, neiti į jos glėbį? Ką galvojate apie apskritai apie tą VTB lygą? Nu, čia, sakyčiau, yra labai sunkus klausimas. Gerai yra pasižaisti komandom ir taip toliau, bet man toks šešėlis buvo, kada buvo pasiūlyta, norėjau rodos ar Šauliai, dar kažkas, bet jie būtinai apsisprendė, kad Klaipėda turėtų būti. Buvo toks reikalas. Atrankoje Šauliai dalyvavo turėjo. Jo, ir tu atsisakė ir Klaipėda. Kodėl Klaipėda? Uostas? Tik visokių minčių ateina.
ir taip toliau. Nu, Žalgiris atsisakė, kad daug rungtynių yra. Taip kad anksčiau ir Lietuvos Ryto nuomonė buvo, kad nereikia dalyvauti. Man sunku pasakyti dėl to, kad yra klubo vadovai, yra rėmėjai, yra žaidėjai. Nu, jie sprendžia. Aš negaliu imti, kad aš tokiu išmes panašiai. Bet dabar pagalvojus, kaip kankina mūsų vežėjus ant sienos, mūsų pieno nebenori imti ir taip toliau, tai kažkaip tai labai nesuderinama. Čia mes ten žaidžiam, čia vėl kažkur su verslu kažkas negero vyksta, kažkaip tai, jeigu gražiai, tai turi gražiai visos sferos būti. Sutinkat su šitą? Taip, tai koks būtų vis dėlto daug patirties turinčio žmogaus akimis, ką reikėtų daryti? Gal tikrai savo vertę pakelti ir dalyvauti tose varžybose? Nu, kažkaip reikalai tą pusę krypsta. Reikia labai rimtai pergalvoti ir susimastyti dėl šito tokio dalyvavimo. Liko tokia istorija, Žalgiris, CSKA ir taip toliau, ir tą istoriją toliau mėgino kontaktuoti, bet kaip atsižiūrė, labai kažkaip man nemalonu yra, kada Žalgiris, sakysim, ten pralošė CSKA kiek tai kartų ir panašiai, kada jie ten oponuoja didžiuliam pinigų sumom, apmokami žaidėjimą, tai Žalgiris tokių galimybių neturi ir toks vėl gaunasi, toks nežinau, nelabai malonus man toks jausmas apima. Aš jos visą laiką laikau toj plotmėj, kaip buvo. Nes jie iš esmės, galima sakyti, kad jie sugriovė labai ramiai per porą metų sukūrė Baltijos krepšinio lygą. Bendrai taip. Ir turint dar kas vadovauja ten. Iš kur tą meilę tokia krepšinį palieka kai kam. Ir kad reikia būtinai čia paimti. Nu taip, kad aš ne politikas, yra politologų pilna, kurie puikiai žino situaciją. Va čia skaitau, sako, sportas ne politika, bet visą laiką jis buvo į politiką įveltas sportas. Visą laiką. Ypač mėgo tos laikus, kada, sakysim, 80 metų olimpiadą, nedalyvavo kapitalistės šalys dėl Afganistano, Tarybų sąjunga nedalyvavo 80 metais Los Andželės olimpiadai, revanšą davė. Ir taip visą laiką kaunasi. Dar buvo kažkur pasaulio čempionatas, kai atsisakė žaisti rinktinė su Taivanė, nežinau, su kuo ten buvo, kada pralaimėjo pasaulio čempiono vartus. Ir politika buvo. Aišku, vyksta visokie nurodymai. Taip, kad ta politika tęsiasi. Ji tęsiasi. Tik mes apie ją negalvojame. Čia bus mintis naujam prezidentui? Nu, žinot, prezidentas, čia mintis yra klubam. Yra privatus klubai. Jie gauna lėšas, jos finansuoja, kas verslininkai, kurie, kaip sakant, gerai sekasi verslas ir panašiai. Čia jų yra prezumpcija, nes valstybė lėšų tom komandom neskiria. Taip, kad jie lieka šone ir jų sprendimas yra jų individualus reikalas. Įsakyti negalima nieko. Na ir paskutinis klausimas šios dienos spaudos konferencijoje visiškai iš kitos operos. Kodėl Lietuvos krepšinio rinktinė taip ir nepamatėme Žydrūno Ilgausko? Ar galima sakyti, kad tai jūsų nuopelnas? Na, čia jau sena istorija, bet vis dėlto žmogus klausia, vadinasi, dar vis jam skauda širdį. Ne, neskauda širdis. Čia yra, skaitau, sukurtas toks mitas. Toks sukurtas mitas yra. Galim nušviesti tą istoriją. 3 metus aš treniravau Ilgauską, tada buvo atletas. Ir tada rungtynėse su Žalgiriu, tais metais mes įveikėm Žalgirį 6 kartus. Antram kėliny pradėjo Ilgauskas šlubčioti. Nu, koja skauda, buvo padaryti 2 gydytojų konsiliumai, kurie sako, jis sveikas, tegu eina žaisti. Savininkas ir sako, leisti, jeigu jis nesimuliuoja žaisti. Likau kaltas, kam aš leidžiu žaisti.
Pasirodo, mes tuo laiku neturėjom magnetinio rezonanso. Ir kai jį nuvežė į Ameriką, pamatė, pasipėta tokia išlenkta buvo. Ir labai didelis krūvis eina ant pirštų. Ir ten įvyko, reiškia, skilimas tos vietos. Ir jie, kai to magnetinio rezonanso peršvietė, dar pamatė, kad jis yra toks pat trauma buvusiam, kada jis buvo, nežinau, kiek tai metų amžiaus, bet pats įsigydė, reiškia. Tai Amerikoje jie sutvirtino, aš nežinau, kiek jam ten 4 ar 5 raštus jis suko. O taip. Ir jis skirnai saugo sveikatą ir atsisakė žaisti ir panašiai. Buvo sutikęs žaisti ant 2008 metų Olimpinių žaidynių. Sutiko, draudimas jo kojų kainavo virš 2 milijonų. Mes atradom lėšų tam draudimui ir paskutiniu momentu jis atsisakė. Jis pasakė, kad negaliu, nes labai vėl nugaras skauda. Taigi buvo tada kažkur sutikimas su žurnalistais, jo klausė, o tik ar ne jūs klausėt? Buvom visi. Sako, aš neturiu jokių pretenzijų, nieko neturiu. Nes už ką turi pretenzijas, aš jam nieko blogo nedariau. Man atrodo, kad jis kaip tik tai turėtų būti dėkingas, nes jis buvo ten kažkur Žalgirio antroji komandai, kažkur kelintas ten. O aš jį paėmiau, kad toks rūkas, tegu treniruojasi, tegu daro, taip kaip ir Štombergą paėmiau, kuris buvo 14 Žalgirį. Ir panašiai, ir trenirau tos žmonės. Ir po to aš padarė mane kažkokiu tai nusikaltėliu, kad vat, jeigu negarastas, buvo dar gražiau padaryta. Prieš mano rinkimus 2007 metais, šeštadienį, išeina laikraštis, Lietuvos rytas, kuriam parašo, kad kalbėjosi premjeras Kirkilas su Ilgausku, kuris pareiškė, žaisiu už Lietuvos rinktinę, jeigu Garastas nebus prezidentu. O pirmadienį mano konferencijos rinkimai. Bet žurnalistai yra žurnalistai. Jie pradėjo domėtis, paskelbė su tėvais. Sako, jokio pokalbio nebuvo ir nekalbėjo. Taip pat sukurtantis. Vat matot, kaip dabar. Treniruosiu, jeigu nebus Balčiūno. Žaisiu, jeigu nebus Garasto. Iš kur šitą madą paimta, man įdomu? Serija tęsiasi. Labai gerai, kad jūs mane paklausėte, aš prisimenu dabar tai. Matot, kaip gaunasi gyvenime. Nu, tai šitą... Reiškia, kai kur galima išnaudoti savo kaprizus ir savo tikslais pasiekti kokį efektą, jeigu kokį žmogų panaudosi. Nu, dabar, žinote, Amerikoje, Balčiūnas tai čia gyvena. Nu, tokie dalykai, yra čia ir gražu, taip ir sakyti, nu, ar gražu. Konkrečiai vyksta rinkimai, viskas, pastatom kandidatus, žmonės renka, prabalsuoja, vat šitas, a tu laisvas. Viskas, taip. Taip kaip Lietuvoje, kaip balsuoja. Ir pažiūrėkit, kas buvo, tai balsus perka, tai vėl kažką daro panašiai. Nu, krepšinį dar nieks neperka balsų ir turbūt nepirks, dar kol kas švariai išliks viskas. Gerai, tai šią linksmą liūdną natą dėkojame Vladui Garastui už pokalbį, iki kitų kartų, viso geriausio. Nežinau, gal kam nepatiks.